Nu tai labą dieną. Girdėjau, bankrotais užsiemat? Labą dieną. Bankroto procedūros atliekame nuo pat pradžios iki pabaigos. Ar jūs norėsit bankrutuoti? Pone, aš esu dėl savo sūnaus. Dėl to, kad on susirado tik bjauri merga, barakūda, tu žinot, kur ir barakūdas. Nu, tai paprašė visko nupirkti, na, reikėjo baisę puikiai gyventi, į papaušaliukų, į kailiniukų, į šiuo, į tuo, į da BMW net paprašė nupirkti. Nu, ku tas durinėlis visko pirka, į skolas įbrėda, dabar tik antstolė laiškas rašo, tik tai skolų išieškojam firmas, tik tą skumbin, barakūda pabėga su visos kailiniukas, o kuvaks, luvo gul, net depresija net neatsikėl iš lovos. Supratau. Apgailestauju, kad taip nutiko, tačiau dėl bankroto bylos man reikėtų bendrauti tiesiogiai su jūsų sūnumi. Nu nesuprantu, ar aš neaiškiai kalbu, juk sakiau, kad ons iš lovos neatsikėl, depresija ir negal ons niek daryti, jūs man sąrašiuką vis surašykit, kur reik atnešti, atvežti, aš visko surūpinsiu, atvešiu ir jūs anam neskumbinkit, nes stresą dar labiau kelsit.